mažiau chirurginių procedūrų, mažiau vizitų, geresnis gydymo laikas ir geresnis estetinis rezultatas. Tai pagrindiniai vienmomentės dantų implantacijos privalumai. Apie vienmomentę dantų implantaciją, jos privalumus ir skirtumus tarp paprastosios pasakoja MIR klinikos burnos chirurgas Suhelis Bešara. Dantų implantas tai yra varžtelis, kuris yra įsteigiamas į žandikaulį ten, kur trūkstamas yra dantis. Jo pacientas nemato. Pacientas mato tik tais vainikėlis, kuris yra uždedamas ant implanto. Tai yra šita dalis balta. Kada atliekama dantų implantacija? Dantų implantacija yra atliekama tada, kai pacientas jau yra praradęs dantis arba turi dantį, kurio negalima atkurti su plombom arba su protezavimu. Implantacija šiandien yra pažangiausias dantų atkūrimo metodas. Kokia įprasta implantacijos eiga? Implantacijos eiga daugeliu atveju priklauso nuo pasirinktų metodų. Jei darom senuoju būdu, tai mes pašalinam dantį, laukiam 3 mėnesius, ta vieta sugyja, tada įsriegiam dantų implantą, laukiam dar 3 mėnesius ir tik po 6 mėnesių gaunasi, kad mes pradedam protezavimą, tai yra patvirtinti dantų vainikėlį prie implanto. Jei implantaciją atliekam taikydami naujieji metodą, visas chirurginės procedūras suplanuojam per vieną vizitą. Pašalinam nereikalingus dantis, esant poreikiui priauginam kaulą ir iš karto įsriegiam reikiamą skaičių implantų. Po 5-7 dienų patvirtinam laikinus dantis, kad implantų gyjimo laikotarpiu būtų gražus estetinis vaizdas. Po 2-3 mėnesių prigijus įsreigtiems implantams, laikinus vainikėlius pakeičiam tvirtais bei ypatingai gražiais atrodančiais nuolatiniais dantis. Šis metodas vadinasi vienmomentė implantacija. Vienmomentė implantacija tai yra pažangus gydymo metodas, kuris leidžia vienu vizitų metu atlikti 2 chirurginės procedūras. Tai yra danties pašalinimas ir implantų įsriegimas. Jei danties buvo pašalintas anksčiau, tada implantacija yra atliekama įprastinė tvarka. Ar trumpesnis gydymo laikas vienintelis vienmomentės implantacijos privalumas? Gerokai trumpesnis gydymo laikas, pagrindinis, tačiau ne vienintelis vienmomentės implantacijos privalumas. Tos pačios procedūros metu, pašalinami dantį ir įsriegdami implantą, mes išsaugom natūralią dantenų liniją ir tai yra labai svarbu. O tai ypač svarbu atliekant implantaciją matomų dantų srityje, tai yra priekinių dantų srityje. Trečia, taikydami senąją metodą, pacientas yra paliekamas 3-6 mėnesius be dantų. Tuo tarpu atlikdami vienmomentę implantaciją, neilgiau negu 5-7 dienos pacientas yra be dantų. Po to mes dedam laikinus dantis. Dar vienas privalumas, kurį įvertins kiekvienas pacientas, mažiau vizitų, tai yra labai svarbu. Žinot, kad koks bebūtų šaunus gydytojas, niekas nenori pas mus ateiti. Kodėl tuomet ne kiekvienas gydytojas siūlo vienmomentę implantaciją? Įvardinčiau 2 pagrindinės priežastis. Pirma, tai yra klinikoje naudojama tam nepritaikyta implantų sistema. Čia pirma ir labai svarbi priežastis. Antra yra gydytojo kompetencija, gydytojo sukauptas žinių bagažas ir požiūris į gydymą. Odontologija yra tokia sritis, kur labai stipriai žengia į priekį. Tai reiškia, jeigu gydytojas neinvestuoja į save, nevažinėja tarptautinės konferencijos, nesidomi naujovėmis, automatiškai jisai kaip ir stovi vietoje. Tai nereiškia, kad jis blogas gydytojas, bet tai reiškia, kad nepriima naujovės. Yra labai daug naujų metodų, kurie taikiami šiandieną odontologijoje. Ar dantų implantacija gali būti atliekama kiekvienam? Dantų implantaciją nerekomenduočiau pacientams, kuriem nėra dar 18, dėl to, kad jų žandikaulis dar nebūna pilnai susiformavęs. Taip pat pacientams, kurie serga ūminėmis ligomis, svarbu paminėti, kad prieš kiekvieną implantaciją labai svarbi išsami gydytojo konsultacija, kurios metu mes sudarom gydymo planą, kuris yra pritaikytas būtent tam tikram pacientui.